Stadiono netrukus prasidės antrasis rungtynių kėlinys ir po pirmojo kėlinio kol kas lygiosios. 0-0. Nepavyko įmušti įvarčių nei vienai, nei kitai komandai ir netrukus rungtynių arbitrai leis komandoms pradėti antrąjį kėlinį ir žiūrėsime, kaipgi įvykiai klostysis šiame antrajame rungtynių kėlinyje. Kol kas be įvarčių 0-0, nors Panevėžio futbolininkai buvo aktyvesni ir turėjo kelias progas pasižymėti, tačiau tų progų neišnaudojo. Vilniečiai praktiškai neturėjo progų. Vieną kartą Suvaizdis, sakykime taip, išgelbėjo komandą, tačiau gal tas žodis išgelbėjo nelabai tinka, tiesiog nuo jo rankų kamuolys išskriejo už galinės linijos ir tuomet buvo keliamas kampinis. Taigi praktiškai vienintelė šiokia tokia pusprogė, jeigu prisiminus tai, ką sukūrė Vytis, na, o panevėžiečiai 3 progos, sakykime, jeigu ne 100%, tai beveik tokios, bet visus kartus gynėjai tiesiog nuo tuščių vartų, nuo vartų linijos sugebėdavo kamuolį atgal išmušti aikštelę ir kol kas visos pastangos nesibaigė tai, kaip norėjo aikštės šeimininkai, tačiau laiko dar pakankamai, dar 45 žaidimo minutės ir galbūt jų metu aikštės šeimininkams pavyks jį pagaliau pralaužti geriausiai Lietuvos pirmosios lygos pirmenybėse besiginančią komandą. Būtent taip ir yra. Jau minėjau pirmajame kėlinyje, kad Vyčio komanda geriausiai gynasi iš visų ekipų ir šios komandos praleistų įvarčių grafoje po 8 rungtynių yra tik 6 praleisti įvarčiai. Pražanga. Neteisus Panevėžio komandos futbolininkas. Pakeltas kamuolys. Čia Rakašius aplenkia Misiuką. Savėnas. Grigorenka. Vaskela. Perdavimas atgal. Lučiūnas. Į akilai prižiūri Grigorenka. Leonardo. Neblogas perdavimas į kraštą. Tęsiasi Vyčio ataka. Ir uždirbamas kampinis. Ar nuo riboko kojos. Kamuolys palieka aikštės ribas. Ir kampinis prie Mariaus Suvaizdžio ginamų vartų. Marius Suvaizdis prašo savo komandos draugų, kad šie būtų budrus ir įsirinktų varžovus. Pakeltas kamuolys, Savėnas išmuša jį. Dar vienas bandymas smūgiuoti iš toli ir vėl šis smūgis blokuotas. Nepavyko tiksliai pataikyti vartus Simulėvičiui. Tomašas Simulėvičius sukirto kamuolį į varžovą ir dabar iš užribio jį į žaidimą grąžins vėl Vyčio ekipa. Misiukas. Perdavimas atgal. Lučiūnas įmeta kamuolį į baudos aikštelę, tačiau čia nieko nėra, išskyrus panevėžiečius. Markevičius krenta. Ir rungtynių arbitras Gediminas Mažeika fiksuoja pražangą. Savėnas. Ribokas. Atsina. Ir Banys. Jungiasi takas. Vis didesnės Panevėžio klubo pajėgos. Domkus. Šalia Rėjo Grigorenka. Gauna ukrainietis kamuolį. Atgal Gabrieliui Domkui. Šis bando sukladinti varžovą. Perdavimas į baudos aikštelę. Na, čia nei tai perdavimas, nei tai smūgis. Sunku pasakyti, kas čia buvo, tačiau nei viena, nei kita. Ir kamuolys palieka aikštės ribas. Svečių komandos vartininkas Karolis Čirba ruošiasi grąžinti kamuolį į žaidimą, esant rezultatui 0-0. Primenu, kad Viktor Laukiu prie savęs buvo įvyko bilieto savininko arba savininkės numeris
Mitanis Subasa, pražangos vėl nėra, na, Gediminas Mažeika leidžia žaisti šiek tiek kietokai, bet viskas pagal taisyklės. Jokių priekaištų, suprantam, arbitrui būti negali. Geriausias Lietuvos teisėjas, tikrai puikiai brigada ir 5 teisėjai, tai yra 2 papildomi, kurie stovi ties galinė linija ir žiūri, ar kamuolys skirta vartų liniją ir žiūri kitus įvykius baudos aikštelė. Taigi retas atvejis, kad pirmosios lygos pirmenybėse mes išvystume įprastą skaičių teisėjų 2 padidinta, tai yra 5 teisėjus, o būtent taip ir yra šio vakaro rungtynėse tarp Panevėžio ir Vilniaus Vyčio komandų. Kol kas rungtynės klostosi vilniečiams, sakyčiau, parankiai. Jie ginasi, jie saugo savo vartus ir manau, kad, na, mano tokia nuomonė, jeigu įsiveržtų tašką iš Panevėžio, Vytis būtų kaip ir labiau patenkintas, suprantama. Pergalė yra geriau, bet lygiosios, manyčiau, yra vis dėlto geresnis rezultatas Vyčiui nei Panevėžiui, tuo labiau, kad jie atvyko tik rungtynių paraiškoje šios dienos protokole turėdami 13 žaidėjų, atsarginis vartininkas Dudėnas ir dar vienas iš tie žaidėjas Deividas Malžinskas. Taigi negausios pajėgos ir įvertinant tai, kad galima pirmoje lygoje keisti 5 žaidėjus, tai suprantama, kad panevėžiečių situacija atrodo parankesnė. Čia Markevičius gauna kamuolį šalia Savėnas ir Grigorenka. Markevičius! Smūgis į vartus! Atsina, nepataiko į kamuolį. Na, galėjo atlikti ir perdavimą. Tadas Markevičius visiškai laisvas buvo Savėnas, bet nusprendė viską pats užbaigti. Dabar jau svečių atsakas. Ir čia Rakašius tai taip tokiu būdu likviduoja pavojų. Pavojinga ataka. Šį kartą gynėjas Povilas Lukšys laiku užstoja kelią kamuoliui. Atsina. Kas greitesnis? Šarlis Atsina greitas vaikinas, tačiau šį kartą kiek geresnėje situacijoje, pirminėje situacijoje buvo Ernestas Mininas. Išmestas kamuolys. Žiūrėsime, kaip toliau klostysis įvykiai čia Aukštaitijos stadione. Pakeltas kamuolys į baudos aikštelę. Grigorenka. Perdavimas Savėnui. Grigorenka. Subasi. Subasa Mitani. Markevičius yra erdvės kairiajame krašte. Tadas Markevičius artėja prie baudos aikštelės. Jis joje. Ir čia bandymas atlikti perdavimą. Blokuotas, tačiau sulig šiuo momentu nesibaigė ataka. Kampinis prie Vilniaus Vyčio komandos vartų. Puikus oras, šiek tiek galbūt ir karštoka buvo vidurdienį, dabar jau šiek tiek atvėso. Na, tikrai idealios sąlygos rungtyniauti čia, puikiai stadiono veja, geras oras, nei per šilta, nei per karšta, nei per šalta, taigi trūksta tik vieno įvarčio, prašo jo žiūrovai. Čia vėl vartininkas kumščiai smūgiuoja kamuolį toliau, Subasa Mitani, prilaikomas jis. Na, mačiau, kad Gediminas Mažeika buvo pasiruošęs jų švilpti, bet kadangi kamuolį išsaugojo panevėžiečiai, taigi nėra jokios prasmės tai daryti. Grigorenka. Banys. Smūgis į vartus blokuotas. Domkus stumteli Misiuką ir arbitras fiksuoja pražangą jaunam panevėžiečių žaidėjui. Ribokas neblogai sužaidė gynyboje jis, bet vėl prie kamuolio greitesni vilniečiai. Jų ataka kairiuoju kraštu. Išsaugo kamuolį savo kontrolėje svečiai. Perdavimas į baudos aikštelę. Leonardo smūgis galva. Marius Suvaizdis spėja prie kamuolio. Neblogas smūgis galva, tačiau tęsiasi ataka. Dar vienas šūvis ir šį kartą jau labai netiksliai iš neblogos situacijos smūgiuoja Benas Lučiūnas. Kamuolys skrieja į užribį ir smūgis nuo Panevėžio komandos vartų.
Gediminas Mažeika prašo šiek tiek nusiraminti žaidėjų, kurie jau pradėjo, kai kurie kraščiuotis esantis aikštėje. Ribokas. Perimtas kamuolys. Markevičius. Aktyviai žaidžia šį žaidėjas, pražangos nėra, nors atrodo jis klyto taip įtikinamai. Savėnas. Vėl leidžiama žaisti. Savėno. Bandymas įmesti kamuolį Atsinai. Domkus. Grigorenka nespėja prie kamuolio. Domkus vėl. Perdavimas Atsinai. Domkus. Savėnas. Na, reikėjo tiesiog geresnės progos smūgiui, nes jis buvo varžovo apsuptyje, taigi suprantama, kad negalėjo smūgiuoti. Pražanga, į nugarą stumiamas Arnas Ribokas, Panevėžietis krenta ir iškart arbitras Gediminas Mažeika fiksuoja pražangą. Banys, Mitani, Rakašius, Savėnas, Banys. Vėl Savėnas, vėl Banys. Puikiai sužaidė šie saugai. Ribokas, Savėnas. Banys kairiuoju kraštu ir nieko nelaukdami. Vilniečiai smūgiuoja kamuolį į užribį. Ribokas, Banys. Perdavimas į baudos aikštelę. Šiek tiek per žemai skrieja kamuolys, apsigina Vilniečiai. Nėra kur atlikti perdavimo. Neblogai ginasi Rakašius. Dabar Leonardo. Gauna kamuolį Brazilas. Pavojinga gali būti ataka. Misiukas. Misiukas. Ir čia paskutinė akimirka Rakašius. Štai čia be nepavojingiausia Vyčio ataka, kokią surengė svečiai. Ir Nikolajus Misiukas, jeigu nebūtų tiek uždelsęs, na, šiek tiek greičiau priėmė sprendimą smūgiuoti ar, na, veikiausiai smūgiuoti, nes kito variantų ir nebuvo, tai visaip galėjo pasibaigti ši situacija. Tačiau paskutinę akimirką Panevėžiečių komandos gynėjas jau pasiaukojančių žaidimų gelbėjo situaciją, o pakartotinis Nikolajus Misiukos smūgis buvo itin netikslus. Smūgis nuo vartų. Dar suteikima pagalba Vilniečių komandos žaidėjai. Sareso Leonardo. Brazilijos pilietis, jaunas vaikinas, jam 20 metų. Bus galima tęsti rungtynes, turbūt Leonardui. Na, panašu, kad jis galės tęsti rungtynes, bent jau taip atrodo. Lukšys. Mitani, perdavimas labai tolimas, tačiau neblogas. Markevičius spėja prie kamulio. Pakelia jį, tačiau labai jau per toli. Labai netiksliai. Greitasis Eduardas Grigorenka spėja prie jo. Domkus. Jos skersas perdavimas. Ten Atsina kovoja dėl geresnės pozicijos, bet nepavyksta ir jam užsikabinti šio kamulio. Ir vėl totalus pranašumas. Vėl Vilniečiai visą komandą gynasi, o Panevėžiečiai beveik visą atakuoja. Matėme panašius epizodus, tačiau ir pirmajame kėlinyje, tačiau antrajame vis dėlto tenka pripažinti, kad Vilniečiai surengė vieną labai gerą išpuolį ir Misiukas turėjo progą pelnyti įvartį. Jos neišnaudojo, na, galbūt tokių progų ir nebeturės. Tokių gerų progų Vilniečiai, kokie buvo prieš keletą minučių. Domkus, ne visiškai tikslus, Grigorenka, Mitani, Lukšys, Rakašius. Ribokas. Kairiuoju kraštu. Savėnas. Banys Savėnas. Banys.
Misiukas. Leonardo. Vėl Misiukas. Taip, neskubėdami Vilniečiai artėja prie baudos aikštelės. Tokia nelabai kieta pražanga, tačiau vis dėlto buvo ir arbitrai tai užfiksuoja. Pakeltas kamuolys. Banys. Savėnas. Banys. Neblogas perdavimas. Atsinas. Sportuoja kairiuoju kraštu. Perdavimas Grigorenkai. Čia gynėjai gelbstisi, tačiau Atsinas su juo. Atsina perdavimas Baniui. Savėnas. Savėnas. Akilai prižiūrimas Savėnas. Grigorenka. Ukrainietis baudos aikštelėje. Grigorenka. Na, jau per toli atleistas kamuolys ir kolektyvinių pastangų dėka pavyksta apsiginti kol kas Vyčio komandai. Bet čia pražanga. Nepatenkintas Žilinas Banys. Arbitras užfiksavo pražangą būtent jam. Stebėsi Žilinas Banys, tačiau kamuolys jau žaidime ir dabar reikia grįžti arčiau savo vartų. Vėl neskuba svečiai, ilgai laiko kamuolį Tibunickis, tai kiti žaidėjai. Dabar perdavimas į kraštą ir išlaiko kamuolį savo kontrolėje. Arminas Maskela grąžins į žaidimą. Lukšys. Šaltakraujiškai, Savėnui. Šis Atsinai. Ne, Markevičiui. Markevičius artėja prie baudos aikštelės. Svečių ataka, Buinickis. Perdavimas Misiukui, ne visiškai tikslus. Rakašius Banys. Atsina. Čarlis Atsina. Ieško laisvų komandos draugų. Savėnas. Perdavimas geras Grigorenkai. Iš čia baudos aikštelėje. Grigorenka. Sportuoja jis. Perdavimas. Ir Atsina. Bando uždaryti perdavimą, tačiau nepavyksta pataikyti vartus. Šalia vartų virpsto skrieja kamuolys. Į artimą į kampą bandė nukreipti kamuolį Čarlis Atsina, bet kamuolys praskriejo šalia vartų virpsto ir į vartų stačiakampį nepataikė. Nuo vartų smūgiuoja Karolis Širba. Misiukas taip gudriai žaisdamas pergudravo Rakašių, tačiau čia pat klysta ir štai, koks įvartis! Neįtikėtino grožio įvartis ir įmuša svečiai. Įmuša svečiai Tomašas Simulievičius. Tomašas Simulievičius į viršutinį vartų kampą siunčia kamuolį ir 1-0 pirmauja Vilniaus Vytis. Štai taip, neišnaudoji progų, o tuomet ir gauni atsaką. Būtent taip nutiko ir tame epizode. Dvi progas turėjo realias arba kiek rimtesnės progas Vilniečiai ir viena iš jų pasinaudojo. Panevėžiečiai turėjo mažiausiai 5 progas ir nei viena iš jų nepasinaudojo. Taigi toks nedėkingas yra futbolas ir viskas dabar
klostosi labai neparankiai panevėžiečiams, laiko dar yra ir suprantama, kad norint įsigelbėti šiame susitikime, reikia vis dėlto sukurtas progas, o jų dar turbūt bus, realizuoti kiek kitaip nei iki šio momento, iki šios akimirkos, nes priešingų atveju iškovoti pergalę bus be galo sunku. Mantas Savėnas prie kamulio. Markevičiui buvo siunčiamas kamuolys, nepavyko. Banys. Neblogas perdavimas Leonardo. Brazilas artėja prie panevėžiečių baudos aikštelės. Čia jos spurtas ir baudos aikštelė Leonardo. Perdavimas arčiau vartų, ten nieko nėra. Banys. Markevičius. Markevičius, Savėnas. Savėnas gali iš čia smūgiuoti. Geras perdavimas Grigorenkai. Grigorenka. Na, šiek tiek sudelsta buvo, reikėjo greičiau smūgiuoti. Vartininkas jau sumažino kampą, paliko vartus ir vėl eilinė proga. Švaistuma vėjais. Grigorenka. Perdavimas, nieko nėra. Domkus į baudos aikštelę. Vėl išmuša kamuolį toliau. Vyčio ekipa. Mitani, Domkus. Savėnas, Domkus. Ir Kampinis. Kampinis. Paskutinę akimirką kamuolį už galinės linijos nukreipė Arminas Vaskelą. Ir Kampinis prie Vyčio komandos vartų. Kiek daug progų šiandien išnaudojo panevėžiečiai ir to pasekmė kol kas rezultatas 0-1. Atsiliekame rungtynėse su Vyčio komanda. Pergalės atveju Vytis taptų vienvaldžiu pirmosios lygos lyderiu. Ojojoj, kiek daug progų. Ir vėl. Iš pradžių Čarlis Atsina nepataiko galvą į kamuolį, o po to jau kamuolys skrieja iš kitos pusės tinklo. Bet, suprantama, ne į vartus. Taigi, ir toliau. Žaidybinę persvarą, teritorinę persvarą turi panevėžiečiai, tačiau kol kas iš to naudos nedaug. Ir dabar keitimas panevėžiečių komandoje. Žėlinas Banys paliks aikštelę ir Ronaldas Misiūnas pasirodys joje. Taip nusprendžia komandos treneriai Mantas Savėnas ir Dainius Gleveckas. Ne, kol kas dar nepasirodo Ronaldas Misiūnas, nežinau kodėl. Kažkas netvarkoje su dokumentacija. Turėtų pasirodyti jis artimiausiu metu. Keitimas neatšauktas ir suprantama, kad jis įvyks. Grigorenka. Savėnas. Grigorenka. Perdavimas Savėnui. Nepavyksta išlaikyti kamuolio kontrolėje ir dabar jau svečiai rengia išpuolį. Dabar galima atlikti keitimus. Ir vietoje Subasi Mitani pasirodo Ronaldas Misiūnas, ne vietoje Žilino Banio. Banys lieka ir toliau aikštėje. Šiandien Panevėžio komanda tribūnose taip
pat palaiko ir Lietuvos salės futbolo vicečempionai, futbolo klubas Baltija bei Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas. Suplojam! Marius Suvaizdis, Lukšys. Geras perdavimas Domkui, tačiau neapdorojo kamuolio Gabrielius Domkus ir teks vėl darbuotis gynyboje, norint bandyti perimti kamuolį iš varžovų. Misiukas, jį prižiūri Rakašius, pražanga prieš jį. Dar vienas keitimas. Čarlis Atsina paliks aikštę ir jo pasirodymas šiandien baigtas. Vietojo Vilius Giedraitis pasirodo aikštėje. Taigi puolėjas keičia puolėją. Čarlis Atsina gal kiek ir pavargo. Vis dėlto nebetoks jis jau pastimas, nebetoks aktyvus. Antrajame kėlinyje dabar yra proga pasireikšti jaunajam Viliui Giedraičiui, kuris galbūt sugebės dar rimčiau grasinti Vyčio komandos vartams. Išleidžia kamuolį už aikštės ribų Leonardo. Marius Suvaizdis. Smūgis į varžovo aikštės pusę. Misiūnas, ką tik pasirodęs aikštėje. Savėnas. Geras perdavimas Markevičiui kraštą. Vis dėlto kamuolys buvo kirtęs liniją, taigi kampinis ir dabar arbitras panašu, kad rodys kortelę Karoliui Čirbai. Taip, akivaizdžiai jau po teisėjo sprendimo vartininkas smūgiavo kamuolį į užribį ir tokiu būdu bandė kažkiek sudeginti laiko. Tai pagudrauti gal ir pavyko, bet iki tam tikros ribos. Kampinis skiriamas, o žaidėjai rodoma geltona kortelė. Arnas Ribokas, pakeltas kamuolys. Vartininkas kamuolio nesugauna, tačiau žaidėjai jo komandos draugai žaidžia apsukriai. Ribokas. Banys. Grigorienka. Į baudos aikštelę keliamas kamuolys. Labai aktyvus dabar Panevėžio futbolininkai, tačiau kol kas nėra to išlyginamojo taip trokštamo įvarčio. O dabar keitimas varžovo komandoje, tas vienintelis žaidėjas, aikštės žaidėjas, kuris buvo rungtynių protokole, dabar pasirodo aikštėje. Tai yra Deividas Malžinskas. Arsenijus Buinickis, žinomas ir Panevėžio futbolo aistruoliams, žaidė prieš keletą sezonų Panevėžio ekrano komandos sudėtyje, žaidžia jis ir Vilniaus Bekento komandoje salės futbolą, žaidžia jis ir Lietuvos rinktinėje salės futzalo rinktinėje, taigi universalus žaidėjas, tačiau jis dabar jau padėti savo komandai nebeturės galimybių, atsarginis žaidėjas Sulelio jis čia, ojojoj, Tadas Markevičius neuždaro tokio perdavimo. Na, atrodo, jau tiesiog nebėra kur kamuolį dėtis, bet vis dėlto kažkokiu tai būdu nepavyksta išlyginti rezultato, nepavyksta įmušti iš dėkingiausių situacijų ir vis dar 0-1 pralaimime rungtynėse su Vilniaus Vyčio ekipa.
Savėnas. Neblogas perdavimas, čia Giedraitis. Smūgis! Netikslus. Greitai panevėžiečiai stengiasi žaisti kamuolį, kai tik atsiranda tokia proga, nieko nedelsdami, varžovai kaip tik tai laukia. Ir dėlsia mažiausios akimirkos, nepavyksta Misiūnui sulaukti kamuolio, dabar jau sulaukia Markevičius. Markevičius, Domkus, Lukšys, Rakašius. Grigorenka. Į baudos aikštelę adresuojamas kamuolys, tačiau jis palieka aikštės ribas, skrieja užribį ir smūgis nuo Vyčio komandos vartų. Taigi kol kas neitin sėkmingai klostosi šis susitikimas. Panevėžiečiai pagal progas ir pagal žaidimo kokybę tikrai nenusipelno pralaimėti Vyčio komandai, tačiau futbole laimi tas, kas įmuša daugiau ir praleidžia mažiau. O tokios realijos, kad dabar dėkingesnė situacija yra būtent Vilniaus Vyčio ekipa. Pražanga. Standartinė situacija prie Panevėžio komandos vartų. Dabar bus keliamas kamuolys į panevėžiečių baudos aikštelę. Ir Marius Suvaizdis šaltakraujiškai ramiai gaudo kamuolį ir greitai jį smūgiuoja į varžovo aikštės pusę. Ten Grigorenka. Būtent ukrainiečių yra adresuojamas kamuolys, tačiau šiek tiek brokas stabdant kamuolį. Na dabar Savėnas su juo. Perdavimas Misiūnui. Geras perdavimas į kitą aikštės pusę. Čia Misiūnui nepavyksta apžaisti varžovo. Keliamas kamuolys į panevėžiečių aikštės pusę. Leonardo su juo. Brazilas su kamuoliu. Perdavimas į kitą aikštės kraštą. Jau kairiuoju kraštu vystosi Vilniečių ataka. Čia neblogai žaidžia Ronaldas Misiūnas. Išmušdamas kamuolį varžovui. Iš po kojų. Neseniai aikštėje pasirodžiusiam Davidui Malžinskui. Jaunas vaikinas. Jam tik 18 metų. Turime nei Davidą Malžinską, sukako gegužės mėnesį. Grigorenka. Savėnas. Daug progų šiandien turėjo panevėžiečiai. Ir dar viena iš jų. Vilius Giedraitis dabar įsirėžė į varžovo vartininką. Karolis Širbas įprašo jo. Toks žaidybinis epizodas. Nieko piktybiško nebuvo. Galimybė? Ne, galimybės nėra. Savėnas. Grigorenka. Labai gausios panevėžiečių pajėgos dalyvauja puolime.
Tačiau neblogai. Pastaruoju metu gynasi ir svečiai. Čia Kampinis. Čia Kampinis ir vėl dabar jau praktiškai 8 žaidėjai turėtų būti baudos aikštelės ribose. 8 panevėžiečių krepšininkai. Savėnas, pakeltas kamuolys. Karolis Širba ramiai gaudo kamuolį ir jį netrukus grąžins į žaidimą. Rakašius. Su kamuoliu jis. Perdavimas Lukšiui. Banys. Į kairį kraštą. Ribokas gaudo kamuolį. Negaudo, tiesiog sustabdo kamuolį, bet labai jau netikslus jo bandymas pakelti ir viskas baigėsi tuo, kad smūgiuos Karolis Širba kamuolį nuo savo vartų ir taip vėl. Dega sekundės, bėga sekundės, o panevėžiečiai kol kas besivienčių vaidmenyje. 0-1. Toks yra rezultatas. Vienintelis įvartis krito antro kėlinio viduryje, kai rezultatyviausias svečių komandos žaidėjas Nikolajus Misiukas pelnė jau savo 6 įvartį šių metų pirmenybėse, taigi Vyčio komandoje yra vienas ryškus atakų lyderis Nikolajus Misiukas ir, šiandien atsiprašau, ne Nikolajus Misiukas, vis dėlto įvartį įmušė, Nikolajus Misiukas yra įmušęs 5 įvarčius ir jis rezultatyviausias, o šį kartą įvartį įmušė Tomašas Simulievičius. Būtent jis pasižymėjo tuo gražiu tolimu smūgiu ir tai yra kol kas vienintelis įvartis šio vakaro rungtynėse. Banys. Pakeltas kamuolys į baudos aikštelę. Ir nieko nelaukdami vilniečiai vėl. Tik atsimušinėja. Suprantama, dabar jau galima žaisti ir rezultato išlaikymui, kadangi laiko lieka mažiau nei 10 minučių ir suprantama, kad esant tokioje situacijoje galima jau daugiau koncentruotis gynyboje. Na, o panevėžiečiai turėtų dabar jau žaisti tiesiog vabank, nes skirtumo nėra. Geras smūgis į vartus. Grigorenka. Na, man pasirodė, kad net šiek tiek lietė slystelių virpstų kamuolys, tai yra šiek tiek kliūdė virpsta, bet vėlgi, jeigu būtų smūgis šiek tiek tikslesnis, be jokios abejonės būtų kritęs įvartis, tačiau fortūnos faktorius šiandien yra aiškiai ne šeimininkų pusėje. Smūgiuojamas kamuolys. Giedraitis, Grigorenka. Banys. Banio smūgis iš toli. O čia toks rikošėtas ir vartininkas paskutinę akimirką galbūt nusprendė kamuolį liesti. Iš pradžių galvojo, kad skrenda už aikštės tribūną. Panevėžiečiams dar geriau gavosi ši situacija, geresnė, kadangi Kampinis. Ir dabar jau vėl. Beveik visi Panevėžio komandos futbolininkai vilkitės mėlynos spalvos aprangą. Įvartį skanduoja žiūrovai. Na, nejaugi panevėžiečiams nepavyks įmušti. Tai būtų kiek ir netikėta pagal tą gausybę progų. Ribokas. Ne, nėra galimybės pasižymėti. Rakašius laimi oro dvikovą. Markevičius baudos aikštelėje. Tadas Markevičius. Pakeltas kamuolys ir jis skrieja už aikštės ribų. Vėl nepavyksta nieko išplėšti tose epizoduose, kuriuos panevėžiečiai kūrė be palievos antrajame rungtynių kėlinyje, bet kol kas nei viena proga, nei vienas dėkingas epizodas nebuvo paverstas įvarčiu. 0-1. Kol kas būtent toks rezultatas. Ir rungtynės po truputį artėja prie pabaigos. Jau minėjau, jeigu šiandien Vyčio komanda iškovoja pergalę, ji tampa vienvaldė lyderė visoje pirmoje lygoje ir komanda atrodo smarkiai nukraujavusi prieš sezoną, patyrusio trenerio Algimanto Libinsko vedama, kol kas atrodo sunkiai sulaikoma. Vienintelį pralaimėjimą Vilniaus Vytis patyrė pirmajame ture, kuomet 1-2 nusileido Pakruojo, o po to
sekė 7 nepralaimėtų rungtynių seriją, per kurias vilniečiai iškovojo 6 pergalės ir kartą sužaidė lygiosiomis su Trakų B ekipa. Domkus. Markevičius. Jeigu Vytis laimi, jis turi 22 taškus ir lenkia 2 taškais tiek Stumbro B, tiek Pakruojį. Banys, perdavimas Misiūnui. Šis bandė sužaisti senelę su Grigorenka, nepavyko. Kitas rungtynės Panevėžiečiai žais mažiau nei po savaitės, po 5 dienų. Šį penktadienį rungtynės čia Panevėžio Aukštaitijos stadione su Telšių Džiugo komanda. Ir čia jau galima tikėtis tiesioginio smūgio. Mantas Savėnas. Geras taškas jam. Galėtų būti 4-5 metrais arčiau vartų, tačiau čia nepagėdavimų koncertas, nepasirinksi iš kur smūgiuoti. Yra taškas nurodytas, iš to taško turi atlikti smūgį. Galima tikėtis sėkmingo smūgio. Ribokas Savėnas, žiūrėsime. Nespėliokime kuris. Pažiūrėkime šį standartinį epizodą ir pažiūrėkime, kuo jis pasibaigs. Savėno smūgis! Skersinis smūgis! Skersinis įvartį! Įvartis! 1-1, mėly žiūrovai. Pagaliau teisybė triumfavo. Nors ir 1-1 nėra dėsningas rezultatas. Turėtų būti mažiausiai 5-1, tačiau 1-1 geriau nei 0-1. Mantas Savėnas, geriausias baudinių specialistas, sudrebino skersinio rifto sandūro, kaip sako rusai, Krestovinų papal meč. Tačiau atskubėjęs komandos draugas galva pataikė į vartų tinklą, į skersinį, po to kamuolys spurdėjo vartų tinkle. Fantastika! Dabar palaikome Panevėžį, Panevėžys, Lietuva. Kimba į kovą Panevėžio futbolininkai ir bando išplėšti pergalę. Mantas Savėnas. Laiko dar yra. Grigorenka. Ojojoj, čia žaidimas ranka. Labai nesėkminga situacija. Dabar pakilo į lemiamą šturmą Panevėžio ekipa ir labai nelaiku tos smulkios pražangos. Tos smulkios pražangos, kurių dėka stabdomas laikas ir šiek tiek išmušama iš vėžių Panevėžio komanda. Na, galbūt iš vėžių neišmušiama, bet vėlgi laikas yra Vilniečių sąjungininkas ir Vilniečiams dabar paranku, kad veiksmas keliasi jau į varžovo aikštės pusę, bet keliasi neilgam. Grigorenka, perimtas kamuolys. Savėnas, šalia Ribokas, šalia Markevičius ir Gedraitis. Būtent dabar šie žaidėjai dalyvauja atakoje. Savėnas, krinta jis ir čia žaidimas ranka. Banys, perdavimas Savėnui. Panevėžiečio ataka, Mantas Savėnas, artėja prie baudos aikštelės. Perdavimas Ribokui, šis kairiajame krašte. Vėl nepavyksta išlaikyti kamuolio, apmaudžios klaidos, tokios menkos klaidos, tačiau jos užgesina Panevėžiečio atakas. Ir vėl viskas klostosi neįtin parankiai, nes laikas bėga, o kamuolio kontrolė atitenka Vilniečiams. Ragina Mantas Savėnas komandos draugus. Povilas Lukštys. Netrukus sužinosime pridėto laiko minutės. Būtų puiku iškovoti pergalę. Ir tuomet tikrai būtų viskas dėsninga ir teisinga. Kol kas arčiau komandos lygiųjų, bet kol rungtynės nesibaigė, nežinai, kaip jos susiklostys per paskutinės akimirkas. Vėl per stiprus perdavimas, akivaizdžiai nespėjo Žilinas Banys po šio Gabrieliaus Domkaus perdavimo. Ir dabar reikia vėl grįžti arčiau savo vartų, nes
kamuolį į žaidimą gražins Vilniečių komandos vartininkas Karolis Ščirba. Panevėžiečiai rengia ataką. Giedraitis. 3 minutės pradėjo rungtynių arbitras, prasidėjo pridėtas laikas. Smūgis iš toli ir vartininkas Karolis Ščirba. Na, tokie smūgiai nėra pavojingi ir suprantama, kad nėra galbūt teisingiausias sprendimas, logiškiausias sprendimas būtent taip smūgiuoti iš toli. Čia matau apsižodžiuoja Grigorenka ir vienas iš Vilniečių komandų žaidėjų. Daug aistrų aikštėje. Dabar Vilniečiai akivaizdžiai žaidžia lygiosioms, tai yra tam, kad iškovoti tašką, juos taškas, manyčiau, pilnai tenkintų. Panevėžiečius ne. Tai akivaizdžiai matyti iš veiksmų, futbolininkų veiksmų aikštėje. Markevičius, Domkus, Markevičius. Pakeltas kamuolys. Čia jau išmuštas iš toliau nuo vartų. Lukšys Banys. Domkus. Taip, dabar jau nereikia skubėti Nikolajui Misiukui. Ta supranta ir Vilniaus Vyščio ekipa. Veskela niekur neskubės. Arnas Veskela dabar sudegins kažkiek sekundžių. Misiukui siunčiamas kamuolys, šis galva numeta jį, Grigorenka nusipjauna, kaip sakoma, kamuolys nuo kojos, bet Rakašius įsaugo jį aikštėje. Taigi galima tęsti ataką, bet čia klaida, atliekant perdavimą ir kol kas turbūt realiausias variantas, kad 1-1 pasibaigs šis susitikimas. Na, vėlgi, iškovoti tašką nėra blogai, bet daug taškų jau užbarsti šių metų pirmenybėse Panevėžio futbolininkai ir šiandien tikrai nemanau, kad jie žaidė blogai, jie žaidė gerai ir turėjo laimėti. Na, galbūt taip ir nutiks. Norėtųsi, kad tai būtų, sakyčiau, teisinga ir objektyvu, bet futbole reikia realizuoti progas. Nerealizavus jų, pergalės tikėtis yra sunku, nebet patys varžovai įsimušti savo vartus. Savėnas. Grigorenka. Pakeltas kamuolys! Ojojoj, nepavyksta dabar uždaryti Viliui Giedraičiui šio perdavimo galvą. Jeigu būtų pasiekęs kamuolį Giedraitis, panašu, kad jis galvą būtų nukreipęs į vartų tinklą, bet kas būtų, jeigu būtų, niekam neįdomu. Dabar smūgis nuo Vyčio komandos vartų. Prasidėjo paskutinioji, jau trečioji pridėto laiko minutė, taigi laiko labai mažai. Na, komanda Vytis yra stipri ir komanda, kuri yra pagal prarastus taškus pirmoje vietoje, taigi sužaisti lygiosiamis tikrai čia nėra bloga, bet vis dėlto pagal žaidimo kokybę mes šiandien buvome arčiau pergalės ir tos pergalės dėja pasiekti nepavyko. Dabar tai jau galima drąsiai konstatuoti. 1-1 toks yra galutinis rezultatas susitikime tarp šių komandų. Aš Gintaras Brazdžionis, stebėjusiems visiems žiūrėjusiems šią transliaciją ir stebėjusiems šias rungtynes tiesiogiai, dėkoju už dėmesį. Susitiksime kitą penktadienį čia Panevėžyje, rungtynės tarp Panevėžio ir Džiugo komandų 19:30 min. Likite sveiki.